Kalbuosi šiandien su kliente, registruojasi konsultacijai, aptariam, apie kągi nori žmogus sužinoti, ar mano kompetencijų užteks. Ir sako, vykdo veiklą pagal pažymą ir jai geri žmonės patarė, kad jinai gavusi kažkiek tai pajamų, kad nemokėtų mokesčių, tokiai pačiai sumai įrašytų, kad patyrė ir išlaidų. Tai jos atveju jinai uždirbo 10 000 eurų pajamų ir įrašė 10 000 eurų išlaidų ir žinoma, jokių mokesčių prievolės nėra, neišskyrus privalomąjį sveikatos draudimą. Tai žiūrėkit, su tokiais patarimais, tie, kas dalina tokius patarimus, tai iš tiesų jie juk neatsako, ar ne, už tai kokios pasekmės gali laukti to žmogaus. Bet ir priimant tokius patarimus, tai gal reiktų gerai pagalvoti, kasgi tau tokį patarimą dalina. Jeigu nėra sąskaitų, nėra išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kokios gali būti išlaidos? Tai jeigu VMI ateis su patikrinimu ir paprašys pateikti išlaidų dokumentus, ką tada darysi? Ką tada darysi, aš klausiu jos. O jinai sako, tai man nieko nesakė, kad reikia išlaidas patiriančių dokumentų, tiesiog išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Tiesiog sako, na tai pasakė, kad deklaracijoje galima įrašyti. Taip, deklaracijoje galima įrašyti, bet deklaracijoje reikia įrašyti sumas iš pajamų išlaidų žurnalo. Kiek tai buvo pajamų, tiek tai išlaidų. Ir tada viskas tvarkoje. Gali būti, kad ir tiek išlaidų buvo patirta, bet turi būti išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Galima net ir nuostolį patirti, visko žmonėms gyvenime nutinka. Bet vėlgi kartoju, turi būti išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Ir jeigu tokių dokumentų nebeturi, tai ir išlaidų nebeturi paprasčiausiai. Žinoma, susitiksim su kliente, sudėliosim jos visas pajamas, išlaidas, susižiūrėsim, ką ten jinai prisidirbus. Bet galvokim prieš darydami, o ne tada, kada jau padarom. Tai pelningo verslo.